Šiemet Šapalo taurę padarėm kiek netradiciniu laiku. Vietoj gegužės pabaigos nukėlėme į Liepos galą. Atvažiavo labai daug žmonių, iš penktadienio susirinko ir Vilniečių, ir klaipėdiečių, ir iš Mažeikių, ir iš Raseinių. Labai smagu, daug naujų veidų. Susirinko apie 150 žmonių. Gerai pavakarojom, pasėdėjom prie laužo, su kai kuriais iki 6 ryto netgi. Ryte didžioji dalis iškeliavo žvejoti, o su likusiais parišome muselių ant pievos, pamėtėme, kastingo pradmenis aptarėme, žodžiu, gerai laiką leidome. Smagu, kad antrus metus iš eilės taurę laimėjo moteris. Pirma vieta Aušra Simanavičienė, antra vieta Algis Brazauskas, trečia vieta Vilmantas Mataitis, didžiausia žuvis Donatas Simanavičius, 46 cm kilogramas svėręs Šapalas. Kastingą taip pat laimėjo Vilmantas Mataitis. Labai smagios buvo kastingo varžybos. Mėtėme į taikinius su stiklo pluošto meškerė, mėtėme į tolį, o galiausiai ta linksmoji rungtis. Pridėta daug skardinio alaus ir visi turi po vieną metimą. Pataikiai tavo, nepataikiai sekantis. Gamta, upė, laužas. Emocijos geros trykšta, visi juokiasi, laimingi, pasakoja viens kitam nuotykius žvejybinius. To ir susirenkam į tokius renginius.